šilta. Ir kad draugas buvo čia paskolino man šortus, nes mano lagaminas pastrigo Amsterdame ir bus tik už 2 dienų. Keliauju į turgų, ten noriu porą dalykų nusipirkti. Atvariau į Limoje esantį Inka Market. Čia yra daugiausiai atvežtų daiktų iš Kusko, tai spalvotų visokių iš alpakų pridarytų dalykų. Visai įdomu pasivaikščioti, bet Google Maps parašyta, kad atidaro 9 ryto, o tik dabar pradeda atidarinėti ir sako apsauginis, po trupučiuką, sako, už valandos reikės atvaryti. Tai dabar, nežinau, po pusiau atsidarius turgų dar prasėjusi greitai ir teks grįžti. Kilo man tokia idėja. Šitos kelionės metu, jeigu rasiu kokių nors unikalių dalykų, pas indėnus ten arba dabar aš tam turguje kažką gražesnio, tokio įdomesnio, tai aš galvoju, nupirksiu kokį vieną kitą ir įdėsiu į elektroninę parduotuvę shamanicdream.lt ir įdėsiu į video nuorodas, kad norintis galėtų iš karto daiktą įsigyti. Aišku, ten bus uždėta tam tikra lietuviška marža, bet tą daiktą žmogus gaus tik tada, kai aš grįšiu į Lietuvą. O tai yra balandžio pradžioje. Tokia mintis. Mane labai žavi visą laiką iš Kusko atvažiavusias spalvoti dalykai, ypatingai, kur yra vaivorykščių spalvų. Pavyzdžiui, tos kepurytės, šiltos. Visai gerai bus kitai žiemai. Tai aš galvoju, tokių porą kepuryčių prigriepsiu ir vieną pasiliksiu savo, o kitą įdėsiu į shamanicdream.lt. Jeigu kam įdomu, pasižiūrėkite. Jau muzikos instrumentų parduotuvėje viskas kaip ir matyta, bet tokios žemos, storos ir nedidelės fleitos, santykinai, kurią galima įsidėti į kuprinį, tai dar nebuvau matęs. Pažiūrėkite, kaip jinai skamba. Demonstruoja, kaip naudoti ragą. Tai nusprendžiu visgi tą plačią fleitą ir šitą kriauklę įdėti į interneto tinklapį shamanicdream.lt, kad būtų galima įsigyti. Pagaliau radau tašių, kurį ieškojau, kur pernai buvau nusipirkęs. Štai. Va. Rankų darbo žiauriai tokie malonu paimti, toks natūralūs siūliukai ir taip gerai laiko, tai aš vieną imsiu savo ir radau 2 man pasisekė, nes šiaip tai nėra lengva, čia reikia visus turgus aplakstyti ir šitų tašių yra žiauriai deficijas. Vieną pasiimu savo, kitą dedu į tinklapį. Nuoroda šitą video aprašyme. Ar ne karšta, klausyk? Man karšta, su maikė, tau stovys kaimynės turėtų būti visai ne kažką.